Įsivaizduok, vienoje saloje 10 vyrų dirbo žvejais, kiekvieną dieną jie išplaukdavo žvejoti ir meškere gaudydavo žuvis. Kol kartą į tą salą neatplaukė misionierius ir neišmokė juos dirbti su tinklu. Dabar tą patį darbą atlieka 2 žvejai. Vienas irkluoja valtį, kitas užmeta tinklą ir pagauna lygiai tiek pat žuvies, kiek pagaudavo 10. Vadinasi, 8 žvejai liko bedarbiai, o tu ar esi pasiruošęs visiems gyvenimo pokyčiams? Galbūt vieną dieną ir tavo darbo vieta taps automatizuota, mechanizuota ar kažkokiu tai būdu palengvinta ir tavęs galbūt ten nereikės. Jeigu tu prarastum darbą, ar tu turi kažkokį tais atsarginį variantą ar tai atsarginę galimybę? Jeigu ne, aš tau rekomenduoju jau dabar pradėti dirbti iš namų, pradėti kurti papildomą pajamų šaltinį, nes galbūt vieną dieną tai taps puikia finansinė pagalba tiek tavo šeimai, tiek tau pačiam.